Laidą pristato Auksinė mintis. Taline dingo elektra. Tūkstančiai gyventojų ištisomis valandomis įstrigo ant eskalatorių. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Na va, kolegė, štai tau ir, taip sakant, nesupratau, apie kučią tauzėt dabar, kolegė. Na, apie kągi daugiau? Žinoma, kad apie ūkio banką. Na taip, šetau, o Vasiliauskas, matai, jau antrų bankų parklubdant minčių, neskaitant kreditą unijų da. O kaip jūs manote, kolegė, čia yra gerai ar blogai? Matai, čia taip sakant, žinok, nei gerai, nei blogai, čia žinok, neišgėrus, tai niekad nesuprasi. Kaip tai neišgėrus nesuprasi? Ką jūs to norite pasakyti? To aš noriu pasakyti, kad čia labai painu. O kas čia painaus? Prasidėjo machinacijos, pamatė, kad pinigai keliauja iš Lietuvos ir griebė jauti už ragų. Tai gal gerai, kad iškart, kol dar neišgrobė visų pinigų? Klausyk, grieba, bet tai gerai pamyslik. Ar čia ne per dažnai tie škandalai išlenda, ne per daug tų griebimų kažkokių? O žinote, kolegė, kažkokie įtarimai galimi. Pamenu, kai buvo kilusi Snoro banko krizė, tuometinė finansų ministrė Šimonytė sakė, kad tai yra visiškai skirtinis vienos finansų įstaigos atvejais ir dėl to tikrai kitų bankų indėlininkai ir kitų bankų kreditoriai gali būti visiškai ramūs. Nu va, matai, kas vyksta? Jau antras bankas, kredito unijas, čia kažkas negerai, meluoja tie politikai gyvatės. Na ir bankų vadovas Vasiliauskas pareiškė, kad jam ūkio bankas skaudėti pradėjo jau iškart po Snoro banko. Nu va, matai, tik užmenytė malava, ne? Tai kas jam dabar pradėjo darytis? Na, kaip jis teigia, cituoju, ūkio banko situacija aš jau rūpinosi nuo 2011 metų pabaigos. Iškart po Snoro pradėjo skaudėti ūkis. Taip, kad keliesi ir guliesi su tais bankeliais. Klausyk, tu neįtari, kad čia problema pačiam Vasiliauskui? Kadanas yra koks tai bankų maniakas ar gal žudikas netgi? Na ką jūs kalbate? Matot, žmogus pergyvena. Keliasi ir gulasi su tų bankų problemomis. Na gerai, jeigu tada tu taip gini tų Vasiliauskų, tai man pasakyk, kurgi slėptas pinigus, kad būtų saugu? Žinote, kolegė, saugiai gyvena tik tie, kurie išvis neturi pinigų. Palauk, aš nekalbu apie milijonus, aš kalbu apie juodai dienai padėtis kelis tūkstantėlius, kai babutė sako laidotuvėm. Žinote, jei turite tik kelis tūkstantėlius, tai juos ir laikykite banke arba koinėje, skirtumo jokio, nes šiandieninės palūkanos už indėlius juokingos, o jūsų pinigai, tokia sumelė, visada bus grąžinta. Pažiūrėkite, žmonės nešia iš Snoro banko į ūkio banką savo lėšas, kur palūkanos didesnės, nes švedai neduoda iš vis žmogų iš palūkanų uždirbti. A vėl, taip sakant, nuo vilko ant meškos. Ale gal tu ir teisėjai, koiniai tai koiniai saugo, jokių bankų žudikų ir jokių bankrotų.